mes ieškojom būtent žmonių, motyvuotų studentų, kurie ateitų, pasibandytų praktikoje, jeigu jiems patiktų, jeigu mums tiktų, kertam rankom ir tęsim bendradarbiavimą. Tai džiugu, kad iš VGTU kūrybinių industrijų fakulteto mes turim 4 merginas, kurios šiai dienai realiai yra įsiliejusios į mūsų kolektyvą ir savo žiniomis, savo jaunatvišku entuziazmu prisideda prie didelių projektų. Kas labiausiai krenta į akį, tai kad atėjusios merginos puikiai rašo. Tai čia yra jų didžiulis privalumas. Kitas dalykas, kad kiekvienas jaunas žmogus ateina su pakankamai stipriu, solidžiu bagažu žinių socialinės medijos, kas nūdienų yra neišvengiamas dalykas. Atsakydamas į klausimą galiu sakyti, kad taip, pas mus įmanoma rasti savo vietą kiekvienam. Jeigu mes jau kviečiamės, kaip ir minėjau pradžioje, mes dažniausiai kviečiamės su tęstinumu po to likt pas mus kolektyve, ne tik tai praktikai. Nes nesakysiu, iš kokių kitų aukštųjų mokyklų ateinantis žmonės sako, kad man reikia praktikos tik popierėlių. Nes aš sutaręs vasarą uždarbiauti kažkur tai Jungtinėse Amerikos valstijose ar kitoj užsienio šaly. Tai kas mane džiugina iš tikrųjų bendradarbiaujant su VGTU, kad kiek mes turėjom praktikos, tokių dalykų nepasitaikė.